Sveiki gerbimieji. 15 mūsų susitikimas, 6 2025 metų savaitė. Skaičius užrašiau keistai. 15 kinietiškai. Ši, vu. Ši, vu. Ši yra 10, vu yra 5. Ši dar galėtų reikšti pakelti, paimti. Vu galėtų reikšti karinis, kariškas. Vu yra pakankamai paplitusi pavardė Kinijoje. Praeitą kartą mes kalbėjomės apie Rusijos-Japonijos karą. Bet kadangi eina kalba apie kiniškas teritorijas, reikėtų truputėlį pašnekėti apie Kiniją. Ką mes žinom apie Kiniją? Žinom, kad jinai yra didelė. Virš milijardo gyventojų. Taip pat žinom, kad visokių etninių grupių ten yra virš 50. Žinome, kad Kinijoje buvo atrastas parakas. Tiesą sakant, jie atrado netyčia. Jie kūrė vaistus, jaunystės eliksyrą arba, amžinosios gyvybės. Ir jisai buvo vadinamas kaip degantis vaistai. Manau, kad kažkas besigydydamas galimai ir sudegė. Juokauju. Yra toks keliautojas Marko Polo, kuris buvo Kinijoje. Ir jisai keliavo to šilko keliu pirmyn atgal. Nemanau, kad jisai pirmas, bet jisai paliko užrašus. Ir tokiu būdu žmonės sužinojo, kad galima prekiauti. Ir tada atsiranda idėja prekiauti su Kinija. Pirmieji nukeliauja tenai portugalai. Keista. Paskui ir kitos valstybės atranda Kiniją kaip tobulą rinką kažką pirkti, nes kiniečiai nieko nenorėjo pirkti iš kitur. Šiaip jie save izoliavo. Ir labai ilgą laiką, daugiausiai Britai, pirko iš kiniečių šilką, arbatą, porcelianą. Kiniečiai mainais imdavo tik tai sidabrą, nieko daugiau. Matot, jeigu šilkas, porcelianas ir arbata gali atsirasti, tai sidabras nėra gaminamas. Ir Britam pradėjo trūkti sidabro. Ir dabar pažvelkime į laiko ašį. Laiko ašyje matome 100 metų, jie sako pažeminimo, bet aš rašau gėdos. Ši čia parašyta 1839 iki 1945. Realiai reikėtų rašyti iki 1949, iki kol pasibaigė Kinijos pilietinis karas. Ir matome čia tokius faktus, kaip pirmasis Opiejaus karas, antrasis Opiejaus karas. Taigi, pirmasis Opiejaus karas kilo dėl to, kad kai Britams pritrūko sidabro pirkti arbatą, porcelianą ir šilką, jie pradėjo gabenti į Kiniją opiumą, narkotikus. Ir labai nemažai žmonių, dabar pajuokausiu, ant adatos pasodino. Bet mainais gaudavo sidabrą, už kurį paskui vėl pirkdavo arbatą, šilką, porcelianą. Visa prekyba buvo apribota į vieną miestą. Toksai kantonas, vadinasi, ten kantono taisyklės. Kinietiškai maždaug Džingtao, bet nesu tikras, ar gerai ištariau. Tai nepatiko kiniečiams ir jie sudegino 20 000 barelių opiumo. Britai patyrė nuostolių.